Sveiki visi iššūkio dalyviai, sveikinamės sekančioj dienoj. Šiandieną aptarsim su Dovydu sekančią temą, o tema skirtingi skoniai, skirtingos funkcijos. Skirtingi skoniai, čia kaip matot, tai tų skonių įvairių yra braškių, mėlynių, moliūgų, ananasų, imbierų, pelyno netgi, habanero, pipiro ir dar daug tų skonių. Noriu labiau gal tą tokią sunkesnę medžiagą perteikti, tai yra, kad kiekvienas iš tų skonių ne tik tais yra, kaip sakykime, kažkoks kvapiklis ar ten skonį teikianti medžiaga. Čia yra iš tikrųjų pagaminta iš šitų vaisių ir daržovių, žolelių, vadinasi, yra ir tų medžiagų sukoncentruota šiuose partnerių dievų maisto gėrimuose. Tai jeigu mes tarkim, paimsim kokį imbiero skonį. Imbieras savyje turi gingerolių, kurie yra ir antioksidantai, ir apskritai biologiškai aktyvūs junginiai, bet jisai taip pat turi ir proteazės, tai yra enzimas, kuris padeda virškinti baltymus. Tai jeigu jūs, tarkim, valgysite mėsa, žuvis, kiaušiniai, arba lęšiai, arba kažkokie žirniai, tai yra ganėtinai kompleksiškos baltyminės struktūros, kurias reikia kartais pagalbos suvirškinti. Kartais pas kažkas skrandžio rūgšties gal trūksta, kartais galbūt kasai reikia padėti, kad nes tų fermentų tiek nebeišskiria kiek seniau. Ir tada mes, kai gaunam fermentų su maistu, tai yra didelė pagalba organizmui, galima sakyti, energijos taupimas. Ir čia yra vienas iš to principų, ką aš darau, maistas yra vaistas, ne mano platforma, kad mes pritaikydami maistą, jeigu tarkim problema, kad reikia pagalbos virškinimui, problema, kad su kasa. Mes galime jau gerti imbiero skonio, tarkim, šitą dievų maisto gėrimą, kad atliktų būtent tą funkciją ir jis būtų kaip natūralus vaistas. Be visa kita, ko imbiero medžiagos taip pat stimuliuoja, tarkim, peristaltiką žarnyno, susitraukimus, išsituštinimas būna geresnis. Ir taip pat imbieras stimuliuoja skrandį. Jeigu jūs valgiai pakramtysit šiek tiek imbiero, tai sustimuliuos skrandis, skrandžio rūgšties gamybą ir tada viską geriau suvirškins. Tai aišku, kad tada natūraliai ir tokį gėrimą geriant, ta funkcija bus padaryta. Tada mes, tarkim, turim kitą skonį, pelynas. Tai pelynas, daugelis turbūt girdėjo, Lietuvoje tą mišinį pelynas, bitkreslė, gvazdikėlis, čia yra geras trio žarnyną su augalais pravalyti šiek tiek nuo mikroorganizmų, nuo patogenų ir taip toliau. Tai pats pelynas turi tokia, pavyzdžiui, daug jis ten tų medžiagų, aišku, turi. Ir jis labai apskritai stiprus antivirusinis poveikis, stiprus antibakterinis, antigrybelinis, tai yra labai stiprus augalas. Dėl to ir tas skonis toks stiprus, jeigu kažkas esate ragavę ar žalio, ar arbatos, ar, pavyzdžiui, netgi ir tie gėrimai ganėtinai intensyvūs, kad kam tai nauja, gali šiek tiek ir šokiruoti, bet galbūt sužinoję, kaip tai naudinga žarnynui, kad tai valo blogąsias bakterijas, mikroorganizmus ir padeda užtikrinti tokią kaip žarnyno švarą, geresnį mikrobiotos santykį, bus lengviau šiek tiek vartoti, daugiau motyvacijos. Tai pelynas jisai atlieka tikrai kaip žarnyno šluotą tokią funkciją. Kitas skonis, tada mes, tarkim, turim ananasą. Ananasai, tai turbūt daugelis ragavę ir mėgsta šitą vaisių, bet ne visi žino, kad jame yra fermentas, bromelainas, tai yra proteazės šeima, kuri padeda skaidyti baltymus. Tai vėlgi, pavyzdžiui, mėsa, žuvis, kiaušiniai, sūriai, lęšiai, žirniai, pupelės visokios ir taip toliau. Netgi kai kurie riešutai ir sėklos turi daug baltymų, tai padeda tuos suskaidyti ir pasisavinti. Vadinasi, ar mes valgysim šiek tiek prieš valgį, ar po valgio, ar su valgiu, tas padės suskaidyti maistą geriau. Ir kaip sakau, gėrimai šitie kolegų gaminami, dievų maistas, jie gaminami kartu su tais vaisiais, su tom daržovėm. Tai ananasų skonio gėrimas, jisai yra kartu ir su ananasas pagamintas, tai kažkoks kiekis ten ir yra, taip pat būtent bromelainų. Ir tą poveikį jūs galite pasižiūrėti savo tiesiog suvartoti ir pajausti patys. Tada, tarkim, burokėlių skonis. Burokėliai savyje turi daug nitratų. Nėra, kad tai yra blogai. Nitratai apskritai susidaro kūne tas azoto oksidas ir jisai būtent padeda praplečia kraujagyslės ir užtikrina geresnę kraujotaką. Tai čia, aišku, tas vyksta ir valgant tiesiog burokėlius ar tais
sultis spaudžiant, ten, jeigu tarkim, netgi dar česnako įdedama, tai dar daugiau to poveikio. Netgi ir vartojant tokį gėrimą mes taip pat padėsim burokėlį, maistinės savybės, tai yra ir detoksikacija, ir žarnyno, ir kepenų, toksai kaip mini, atlieka tokias valomasias funkcijas ir tuo pačiu kraujotaką gerina tos medžiagos. Tada, tarkim, vienas iš tokių, sakyčiau, ekstremalesnių skonių yra, pavyzdžiui, habanero, aštresnis skonis, tai čia galbūt irgi ne visiems, bet kam patinka aštrumas. Aš pats būna kartais šiek tiek habanero, tiesiog žalius pipirus pasipjaustau šalia valgio, nes man patinka tai, kas, aštrus maistas. Aišku, sėklų rekomenduoju nevalgyti tiems, kas nėra galbūt pratę, bet net ir pratusiems sėklos yra tikra bomba. Gali šiek tiek gali būti daug tokio nudeginto jausmo. Aišku, tokiuose gėrimuose ten sėklų jau nerasite, kad sėklų neprideda tokiam aštrumui, bet pačio aštrumo iš habanero, nes jame fermentuojama, tai šiek tiek yra. Na ir kokia to funkcija? Funkcija taip pat yra virškinimo sulčių stimuliacija, fermentų viduje stimuliacija. Kapsaicinas taip pat metabolizmą pagreitina, gali kažkiek procentų pagreitėja medžiagų apykaita. Žmonių, kas tuos aštresnius pipirus, nes galite net pajausti, kad suvalgote ir šiek tiek tarsi šilčiau jaučiatės, užkaitina šiek tiek organizmą. Taip pat aišku kraujotakai. Tai yra tokios funkcijos, kapsaicinas yra čia tiesiog kaip medžiaga. Apelsinų taip pat yra, pavyzdžiui, stiprus antioksidantas naringeninas, kuris turi ir stiprią priešuždegiminę funkciją ir daug kitų privalumų, tai kaip antioksidantas, kurių daugeliu žmonių šiom dienom trūksta dėl įvairių stresorių. Tai gali būti elektromagnetinė tarša, tai gali būti emocinis stresas, mitybos stresas, nes valgomas šlamštmaistis ir miego trūkumas ir taip toliau. Tai kuo mes daugiau pasikraunam antioksidantais ir polifenoliais, tuo mes labiau padedam sveikatai. Apie šias temas susitiksim aš su komanda Maistas yra vaistas ir taip pat Mantas ir kiti dievų maisto komandos nariai organizuojamam festivalyje. Maistas yra vaistas, Liepos 11-13, čia būtent apie sveiką mitybą, natūralią mediciną. Ir ten susitiksime visi, kur galėsite pabendrauti ir su manim, galėsite ne tik pabendrauti su dievų maisto komanda, bet ir paragauti visų tų gėrimų. Tai visus šitos skonius, ką aš vardinau, ir dar daugiau bus galima patikrinti renginį. Ir manau, kad ir įsigyti gerom labai kainom. Žinoma. Tai grįžtam prie šito, čia kam aktualu. Tai 10% nuolaidos kodas yra, kaip partneris turiu, Maistas yra vaistas, tai internetiniai prekybai galite įsigyti. Na ir jeigu grįžtam prie skirtingų tiesiog skonių, tai man tai gal pasakyk keletą savo, tarkim, mėgstamiausių skonių, ką per laiką tu esi išbandęs ir kurie iš skonio patinka, o kurie galbūt tau didžiausią sveikatai poveikį yra padarę. Šiaip tų skonių, kadangi tikrai daug pas mus, šiai dienai virš 25, netoli 30, tai ir tie patys skoniai labai keitėsi per laiką. Tai iš principo pradžiai tikrai labai man patiko laimų skonis, nes kai fermentuojam laimus, įdedam šiek tiek ir žievelės ir jisai toksai gaunasi su kartumu šiek tiek. Ir tas pats laimo skonis, tai labai jisai patikdavo man. Iš tų tokių funkcinių, aišku, pats stipriausias tai yra česnakas. Čia jau niekas, kaip sakoma, to nenuneigs, nes tiek ir žarnynui, nes tai fermentuojamas pas mus 2-3 mėnesius, nes probiotikai žymiai sunkiau jiem įlysti į česnaką ir ištraukti iš česnako visas medžiagas, žinant tai, kad yra česnakas kaip ir natūralus antibiotikas gamtos. Tai iš principo česnakas, aišku, didžiausius pasikeitimus padarė organizme, labiausiai jaučiau, kai valėsi, detoksikavosi tas kūnas, sakykime, tas žarnynas, jeigu iš tų tokių funkcinių. Kas dar iš principo ir iki šios dienos, aš negaliu pasakyti, kad aš labai mėgstu ir tą skonį, nes skonis kaip ir draugų neturi, bet iš principo, jeigu kažką jaučiu, kad užvalgiau ne tą, būna ar kažkokia šventė, ar kažkas pasikviečia tiesiog papietauti ir nebūna suvalgyti to, ką dažniausiai valgau ir kažką kito suvalgau ir neaišku, kaip ten būna, sakykime, pagaminta, kas tikrai nebūna dažnai, bet pajutus, kad su skrandžiu kažkas
kad skrandyje sustojo, maisto nevirškina. Aš visą laiką pelyną geriu, pelynas tikrai, jisai, kas bent jau man asmeniškai dėl to, sakykime, skrandžio neveikimo, kas būna retai, bet į mėnesį, sakykime, kartą, pusantro mėnesio kartą įvyksta, tai visą laiką išgeriu, padeda, aišku, skonis, sakau, vėlgi čia individualus, bet jisai padeda. Ir taip, taipogi galiu pasakyti, nieko neslėpdamas, kad yra ir skonis, kuris labiausiai nepatinka. Bet tai vėlgi čia yra man grinai, nes mano draugė, jinai dievina konkorėžių skonį. Man jisai, aš nežinau kodėl, nors aš ir skaitęs, tikrai konkorėžiai, tie pavasariniai, savyje labai daug visko turi, bet kažkodėl, nežinau, aš geriu ir tiesiog geriu dėl to, aišku, ten su plaučių valymas irgi ten daug funkcijų atlieka, tai geriu taip profilaktiškai ir ne iš to, kad patinka ir skanu, bet iš to, kad žinau, kad naudinga. Jeigu taip trumpai apie tos skirtingus skonius. Jo, bet aišku, tai yra ir skanių tų skonių, kuriais galbūt lengviausia pradėti, tai gali būti, tarkim, bananų, man atrodo, tada apelsinų, braškių, šilauogių, aviečių, jo, labai avietės iš principo ir vaikam, net mažesniem, ten, sakykime, 5-7 metų vaikai labai. Jeigu dar šiek tiek įdėjus medaus, jie geria kaip limonadą, jie nesupranta, kad čia yra natūralu, bet kadangi vaikai vis tiek mėgsta kažkokius tos vaisvandenius, kaip jie vadinami, nors ten tik pavadinimas vaisvandeniai, o iš tikrųjų chemija, tai pakeist nuo mažens tos įpročius, į, sakykime, fermentuotus gėrimus, kur dadėjus šiek tiek medaus atsiskleidžia to vaisiaus skonis tas, kuris buvo įdėtas prieš fermentaciją, tai labai tas toksai ėjimas, aš manau, tėvam, kurie sąmoningi, kurie nori vaikus turėti sveikus, kur nori tinkamus įpročius jam įskiepyti, tai čia toksai kaip pasakymas, kaip patarimas ar nežinau, kaip špargalkė, kurią galima pasinaudoti. Ir taip pat noris išgirsti komentaruose, gal parašykit, pavyzdžiui, koks jūsų skonis dabar yra mėgstamiausias apskritai, ką išbandėt, nes jeigu čia šviežias iššūkis, kaip aš suprantu, tai yra, vis tiek, gal dar ne viską išbandėt, bet pavyzdžiui, ką išbandėt, koks pojūtis, koks skonis patinka ir ką labiausiai išbandyti norėtumėt, tai praneškit. Dar labai trumpai mes vėlgi, kol kas mes tuo dar nedarom, bet ateityje tikrai darysim, nes jau prie technologijos skirtingų skonių sujungimo mes dirbam, bet šiai dienai, ką mes darom, tiesiog skirtingus skonius patys susimaišom ir išsiplakam. Tai vėlgi galima atrasti tą savo ypatingą skonį sumaišius kelis skonius, gal dadėjus šiek tiek medaus, gal kažkam patinka tiesiog natūraliai be medaus skoniai kokie yra, bet šitoj vietoje irgi labai platus spektras galima atrasti savo skonį, skiedžiant skirtingus skonius. Tai būtų tikrai įdomu sužinoti jūsų mėgstamiausią skonį arba ką su kuo skiedus atradot savo tos ypatingą skonį, kuris jums labiausiai patinka. Tai šiandieną tiek, iki sekančios dienos. Laimingai.